Sveiki visi ir šiandieną piešiame ir aš norėčiau jums parodyti, kaip nupiešti tokį kaip per paršelį. Tai čia ne pamoka, o tiesiog rodysiu. Tai pradedam. Atsiprašau, truputį lagina, nesuprantu dėl ko. Taip padaryti reikia. Tiesiog žiūrėkite ir pamatysite viską. Tuoj sugrįšime. Sugrįžome. Visiškai vienodai nenupiešiu, bet panašiai. Turbūt daugiau darysiu tokių, kad piešiu ar panašiai. Tai bus turbūt įdomiau. Gal ką gražesnio sugalvosiu nupiešti. Įdomesnio, sunkesnio, arba lengvesnio, arba iš viso pamoką padarysiu. Komentarus parašykite nuo 1 iki 10 balų, kaip įvertintumėte šitą piešinį. Ir turbūt, kai surinksiu kokių 1000 laikų arba panašiai ant šio video, padarysiu tokį dalyką. Dabar nesakysiu. Visiškai tiksliai tikrai nenupiešiu. Panašiai tik tai. Turbūt jau sakiau. Galite nuspalvinti kaip norite, jeigu dabar čia mėgate pauzę ir piešite taip pat kaip aš. Jeigu norite muzikos, tai galiu įjungti. Tai tuoj sugrįšiu. Grįžome, bet muzikos kažkodėl neatsirado. Ir aš jau, kaip matote, biškį čia papiešiau, kol man ieškojo muzikos, bet neatrado. Tai todėl ir nebuvo. Nesupyksite gal todėl, kad biškį papiešiau prasukęs. Ir nesupyksite už šitą mažą lagą. Ne labai mažą, bet biškį. Ir į komentarus parašykite, kaip norite, kad pavadinčiau šį piešinį. Tai tikriausiai taip ir bus pavadintas. Turbūt klausėte, ką man reikia šitas dabar linijas daryti, kur darau. Bet pamatysit.
Ir be to matote, kaip buvo nupiešta, tai ir tikrai aš nuo nieko nenusižiūrėjau. Tikrai. Galite pabandyti paieškoti tokio, ne tokio, bet tiesiog galite pabandyti paieškoti šio piešinio arba kai ko panašaus turbūt nerasite. Tikrai nesu matęs, kaip piešia, pats sugalvojau, nes vieną kartą buvau nupiešęs kažką panašaus. Ten toks piešinys, ten tik tai, kad ne tokia kiaulė, aišku, galvos forma tokia panaši. Ir, ten tiesiog toks žmogus su dideliais raumenim ir toks kaip ir pajuokingas. Na va, jau beveik nupiešta. Dabar beliko pasimti šitą pieštuką, pasididinti iki kokių 20 šitų. Ne, 20 per daug. 28 čia buvo, tai padarysiu 22. Kažkodėl nepiešiu. Ai. Va dėl ko. Gerai, dabar turėtų piešti. Ir sorry už šitą super lagą. Biškį išlindau. Galvo tokiais burbulais piešiu. Lengviau bus. Gerai. Ir nekaltinkit manęs dėl lago, čionais kompas lėtas. Čia biškį išlindau, galėsim ištrinti. Aplyginsim kaip ar panašiai. Galim ištrinti tenais, kur išlindom. O kaip ten pataisysiu, tai labai lengva. Štai pasimsiu šitą va ir va taip. Ir va, nebėra. Na, tai jei patiko, vertinkite šį video ir palaukite. Man rodos, sugalvojau dar tokį dalyką. What the... Palauk. Ne vis tiek. Ne, kažkaip nesąmonė. Dabar pagalvoti reikia kaip. Na, gal kaip išeis. Gal va taip va padaryti. Turėtų veikti. Вот. Palaukite, pikselius biškį didesnius padarom.
Va, taip. Va. Mhm. Piešiu su kompiuteriu paprastu, nes ten jokio planšetinio ir panašiai. Todėl piešinys ne pats geriausias. Gal kai kada padarysiu tutorialą arba tiesiog speedartą kokį su planšetiniu kompiuteriu. Gal nelagins. Taip, aš jį turiu. Jei nežinojote, tai o dabar žinote. Tik tai, kad neturiu su kuo ten filmuoti. Negi pasimsiu kamerą ir filmuosiu. Ten gal kokia irgi specialiai yra programa filmavimo, kai kas panašaus į bandikam. Dabar jeigu šitą išjungsiu, negražiai atrodys. Aišku. Na tai su jumis buvau aš, kažkoks pakeistas žmogeliukas, ne žmogeliukas kažkas. Ir sakau jums ate, laukite viso kito ir panašaus. Ir atsiprašau, kad nekėliau labai ilgai video. Tai čia tai buvo, nes nežinojau, ką filmuoti, tai va dabar sugalvoju ir sakau ate.